Sveiki. Turbūt turėčiau kreiptis jaunieji skaitytojai, bent taip įsivaizduoju žmonės, kurie dabar žiūri šį video. Aš ne veltui čia prie savo knygų lentynėlės, ji nėra gausi, todėl kad aš nepuolu pirkti visų knygų, labai dažnai skolinuosi iš bibliotekos arba draugų, bet skaitau tikrai daugiau negu mezgu, va čia mano siūlai, į juos nekreipiam dėmesio. Tikrai labai mėgstu knygą, ypač dabar atvėsusiais vakarais, nors ir vasarą plėžiukį tai yra geriausias užsiėmimas. Jeigu reiktų išskirti gyvenimo rašytojus, tai gal man didžiausią įspūdį padarė yra Irvingas, turiu bemaž visą jo kūrybą, Haruki Murakami, japonas, visai kitokiu stiliumi labai įdomiai, Alessandro Bariso, žodžiu, daug gerų rašytojų, bet šiandien ne jie. Šiandien, nežinau kaip tarti, Ayn Rand, amerikiečių rašytoja, Šaltinis. Štai ši knyga, tokia gan stora, galėtų jūs išgąsdinti, nesigąsdinkit. Nesigąsdinkit ir to, kad pirmą kartą šis romanas išleistas gan seniai 1943-aisiais, knyga vis dar aktuali. Ar galite įsivaizduoti, kad labai garsus lietuvių rašytojas Ivanauskas praėjusią vasarą paklausė savo socialinio tinklo draugų, bičiulių, parekomenduokit, ką pasimti per atostogas tokio perskaityti. Ir iš gausybės, ten pačių protingiausių ir geriausių, talentingiausių kūrėjų kūrinių jis išsirinko būtent Šaltinį savo atostogom. Štai toks malonus sutapimas. Aš jums taip pat labai siūlau jį paskaityti, todėl kad tai yra ne tik labai stipri meilės istorija, todėl knyga tiesiog susiryja, nevargsti tų daug puslapių versdamas, bet tai yra istorija apie labai ambicingą jauną architektą, kuris nepasiduoda visuomenės spaudimui kurti tai, kas patogu, kas tuo metu ant bangos architektūrui. Kitaip tariant, ne tai, ko reikia liaudžiai, jis lieka ištikimas savo nepatogiai idėjai. Nors jis išgyvena ir sunkmetį, ir ten neturi už elektrą ir telefoną, bet maž už ką susimokėti. Bet jis vis tiek yra tai ten pakviečiamas ir su savo darbais tikrai labai sunkiai veržiasi, bet jis ir toliau išlieka ištikimas tai savo architektūrai, kuri galop be abejo tampa labai paklausi ir labai madinga ir jis susilaukia didžiulės šlovės. Šis Šaltinis jums siūlomas ne šiaip savo, todėl kad aš ir gyvenime jums linkiu tikėti savo idėją. Jeigu jums atrodo unikali, įdomi, naudinga pasauliui, tai tikrai ateis diena, kai jie kažkas susidomės. Linkiu daryti tai, ką mėgstat, kuo tikit. Aš 32 metus vedu televizijos laidas, aš esu Asta Stašaitytė. Ir žinokit, jeigu laida man pačiai neįdomi, aš jos tiesiog nefilmuoju. Reikia daryti tai, kuo tiki, kas pačiam įdomu, tuomet sudomins ir kitą. To jums ir linkiu gyvenime. Būkit laimingi, nesušalkit, skaitykit.